Kartais žmogaus imuninė sistema gali atsisukti ir tiesiog pulti skydliaukę. Žmogaus imuninė sistema yra labai sudėtinga ir sudaryta iš daugelio dalių. Ten dalyvauja ir dideli organai, kaip kepenys arba čiobreliukė. Lygiai gali dalyvauti labai smulkios ląstelės, kaip kraujo ląstelės arba netgi baltymai. Dėl to imunitetas yra tokia kaip sudėtinga subtili sistema, kuri kartais save susireguliuoja, o kartais pradeda daryti visiškas nesąmonės. Ypatingai jeigu imunitetą kas nors pastoviai dirgina. Imunitetą gali dirginti daugybę dalykų, pavyzdžiui, lėtiniai virusai, lėtinės bakterijos, gali dirginti pastovus stresas, neišsimiegojimas, blogas gyvenimo būdas. Lygiai taip pat imunitetą gali dirginti įvairūs aplinkos užterštumai, radiacija, saulės radiacija. Tai yra daugybė dalykų, kurie pastoviai dirgina mūsų imunitetą ir jis kiekvieną kartą vis bando rasti tą balansą, tą optimalų būseną apie tai, kad atsirinkti, kada jau reikia kovoti, o kada reikia tiesiog toleruoti ir būti tom sveikatos ramybės būsenoje. Skydliaukė yra viena iš tų organų, kuris dalyvauja imuniteto reguliacijoje ir kartais organizme gali toksai labai didelis paradoksas, kad sutrinka visa kita, pavyzdžiui, sutrinka antinkščio veikla, sutrinka reakcija į stresą, sutrinka pagumburio veikla, hipofizės veikla. Dėl to užsiaktyvina skydliaukė. Tiesiog skydliaukė prisijungia į kvietimą bandyti tvarkyti arba balansuoti žmogaus imuninę sistemą ir bendrą hormoninę sistemą. Ir kartais būna toksai labai keistas dalykas, kad skydliaukė tampa aktyvi ir niekaip nebegali reaguoti į reguliuojančių hormonų atsaką. Būtent dėl tos priežasties pradeda vystytis imuniteto išsibalansavimas. Autoimuninė liga gal nėra pats geriausias terminas, jis rodo, kad auto, tai reiškia tavo imunitetas puola prieš tave patį. Ir labai kartais klausimas, kodėl, žmogus paprasčiausiai klausia, kodėl man tai atsitiko. Ir vienareikšmiško atsakymo nėra, bet kiek dabar yra prieinama prie mokslo, ypatingai skydliaukės autoimuninių ligų atveju, tai yra labai įdomu, kad visa kita būna sutrikę, o skydliaukė tiesiog prisijungia, kaip aš sakau, į kompaniją ir gauna autoimuninį atsaką. Jeigu šnekėtume apskritai, tai organizme formuojasi antikūniai, kurie naikina po truputį skydliaukės audinį įvairiuose lygiuose, įvairiuose receptoriuose. Yra daugiau tų autoimuninių ligų negu tas klasikinis autoimuninis tiroiditas, apie kurį mes šnekam. Ir būtent tai yra vienas iš būdų, kad imunitetas niekaip nesustoja. Jis pradeda graužti tą skydliaukę ir po truputį naikinti jos ląsteles ir jis gali ją visą sunaikinti, kol pabaigia. Autoimuninių ligų mechanizmų yra keletas. Vienas iš jų yra taip, kad būtent, pavyzdžiui, bakterijos apvalkale esantis baltymai tampa panašus į mūsų organizmo baltymus. Yra panašus į mūsų organizmo baltymus ir imunitetas nesupranta, kada jis kovoja prieš bakteriją, o kada jis naikina tavo organizmos audinius. Tai va čia yra vienas iš autoimuninių ligų mechanizmų. Kitas mechanizmas yra būtent tas reguliacijos susibalansavimas, kada yra sutrinkę reguliuojantis hormonai, kurie bando organizmo imunitetą suvesti į pusiausvyrą, bet kaip to šalutinis dalykas yra skydliaukės aktyvumas padidėja. Taip kad štai vietoje yra didelis klausimas, ką daryti ir kaip tai vertinti toliau, kokį gydymą mes štai vietoje galim pasiūlyti žmogui.